Sveiki, naujos kliurkos ir mano ištikimi sekėjai. Jeigu jau išklydai į mano kanalą, leis man papasakoti, kokias nuotykių marmalynės čia matysi ir iš kokio fokuso aš išrinktas. Nuo pat mažų dienų ieškojau nuotykių savo vietiniam rajone ir klausinėjau keisčiausių klausimų. Niekas nepasikeitė. Žiūri aplink, stebiesi viskuo ir tu pasaulį regi atvirkščiai. Ilga istorija trumpai. Prieš 2 mėnesius kartu su Dominyka susikruojam savo gyvenimus į 40 litrų ir išlėkėm į pietryčių Aziją. Jau apkeliavom Šiaurės Tailando ir Vietnamo kampelius, o Kambodžai atidarius duris į vidų nusprendžiau pasikviesti ir jūs. Kaip surimavau. Tai pasigarsink savo šilelį ir naujausią iPhone'ą. Jeigu nori man padėti, nebūk suvalkietis ir paspaus tą like mygtuką. O dabar lekiam į Kambodžą. Beje, komentuokit, čirškinkit mane komentaruose, prižadu atsakyti į kiekvieną konstruktyvų komentarą. Tas štai ir aš, ir vėl bandysiu būt kaip vakar, ir vėl bandysiu jums dainuot. Na, 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 na. Einam kočiolytis dėl šūdom pagaliuko. Tai aš nenoriu mokėti jiem už nuomą, nes rakto pametimas nebuvo mano kaltė. Todėl, kad tas raktas spyneliai labai nestipriai laikėsi. Todėl bandysim dėrėtis, bandysim viską. O paskui išsinuomosim kitą, tikiuosi kitą motorolerį. Ir varysim šiandien į kitą nuotykį. Pusryčiam turim kiaušų. Su bagete. Kur einam, Dominyka? Mačios! Boso nėra vis dar, kad dėl motorolerio pakalbėti. Bet prastumsim valandą kokią kaviniai, tada galbūt jis grįš. Ir tada varysim į kitą šventyklą šiandien, kuri irgi yra už apie valandos kelio. Tai reiškia, kad Dominyka vėl turės daug laiko savo. Tikrai taip. Skaitys mano knygą, tai o žiūrėk. O kuo kita šita bus šventykla, kad į ją reikės lipti, žodžiu reikės haikinti į ją. Iki jos bus trumpas žygis. Akui. Atnaujinsiu jūsų apie istoriją su tuo bosu. Tai tik pasakiau, kad nenoriu mokėti už tą raktą. Išsipūtė kaip balionas raudonas, pradėjo po kambarį lakstyti visas. Tai jau, kaip supratot, jis nenori grąžintų pinigų, tai reiks susimokėti už tą nuomą prakeiktą. Tai va, paliksim šūdam pagaliuko čia. Bye bye. Čia ne tavo kaltė, čia tik tavo pablūdusio šeimininko. O dabar laukim tuktuko. Varysim į kitą vietą. Išsinuomot padoraus motorolerio. Ir varysim į šventyklą. Lauke yra labai karšta. 32 laipsniai. Išsitepiau saulės kremu. Tai tikiuosi nepavirsiu rududu, nors jau esu gan įdegęs. Ok. Alex? Yeah. Važiuojam. Pradėjau važiuoti jau, dar tik pradėjau važiuoti. Ir radau savo rojų realiai, hebra. Bananai ir arbūzai. Galėčiau čia, ta prasme, gyventi iki gyvenimo galo turbūt.
arba iki kol sugestų visi vaisiai ir mirčiau iš bado, bet nesmė. Pasimsiu arbūzo, pasimsiu bananų ir pietų net nereikės. O čia yra šūdo ant pagaliuko pusbrolis. Čia nulūžę, spyna irgi vos laikosi. Kas dar? Nu ir tiesiog sunkiai važiuoja, sunkiai. Bet nusigausim. Šilelis stovi. Manot, vaikai irgi čia nusimeta kuprinės ir eina Simpsonų žiūrėti grįžę iš mokyklos. Norėčiau išsimaudyti tuose arbūzuose visuose. Į kelionę vėl. Aš nesuprantu, kokią motorolerių deivį mane užkeikus yra. Važiuoju sau ramiai, dainuoju. Bam! Kres pradėjo veidrodėlį su telefonu. Gaudau tik tai ranka. Sustojau dabar. Tai čia pasirodo užrūdyje yra. Pažiūrėkit, ta prasme, vien rūdys. Tai tiesiog laiko klausimas buvo, kada nuluš. Tai va. Taip ir gyvenam. Pasimiau vandens tiesiai iš šaldiklio. Ir kartais dar žiūrau į kairį veidrodėlį, žinot, iš įpročio. O ką aš ten matau? Betoną. Manau, nusipelnė vardo jisai geresnio negu šūdo ant pagaliuko pusbrolis. Tai pavadinsim jį Berankiu. Nes be rankos. Jau netoli esu apie 10 kilometrų, tai susitiksim žygio pradžioj. Užsidėkit gerus batus, ne kaip aš su basutėm. Ir šiaip žiauriai karšta, tai pasitepkite kremų nuo saulės ir su kepurė būtinai būkit. Nusipirkau bilietą už $5 ir šiaip ne taip atėjom. Tiksliau pradėjom eiti į žygį. Apie pusvalandis iki šventyklos. Ir jeigu neklystu, čia yra krioklys, kur galima išsimaudyti. Tai labai tikiuosi, kad mes jį rasim. Aukštoji inžinerija, kaip nepalikti šiukšlės, bet ir neišsipurvinti arbūzą. Pririšau prie kuprinės. Gerai, o dabar jau tikrai einam. Išpampau nuo to arbūzo. Ką išmokau per daug žygių, tai nesvarbu kaip greitai eini į priekį. Svarbu eini į priekį. Ir paskutinė pamoka, kurią išmokau, tai neprikirsk arbūzo prieš einant į žygį.
Girdžiu vandenį kažkur. Seku link vandens tiesiog. Bingo. Kažkokiais neaiškiais keliukais. Bet radau rojų. Man atrodo pasiekėm tuos krioklius. Milijonas drugelių. Wow. Tai aš truputį melavau, gale šito žygio matėm ne šventyklą, o akmenis, ant kurių yra prieš daug metų, man atrodo 11 amžiui, išraižyti religiniai elementai. Ten krokodilas yra. Tai tie visi piešiniai yra ir ant pačio akmens, kur būtų upė drėgnuoju sezonu. Ir kadangi dabar, aišku, vandens nėra, tai viskas matosi realiai. Visas paviršius upės. Nu, ne visas, bet labai daug paviršiaus tiesiog pilni įvairiausių relikvijų. Neįsivaizduoju net, kodėl. Šiaip Kambodžos dronai yra legalu daugiausia vietų, tik tai ne aplink tas šventyklas pagrindinės ir pačią sostinę, bet atėjau truputį toliau ir čia žiauriai tyku ramu. Ten yra ta šventykla, ten šventykla pasirodo. Tai papasakosiu vėliau, kaip su jie ten buvo, o šitoj pusėje tiesiog upė ir čia baigėsi tipo visa trasa. Tai sugalvojau, kad paleisiu droną, galbūt pavyks čia pramanevruoti. Tai susitiksim ore.
čia buvo šventykla. Ir čia nėra upės dugne. Jos tuo metu net nebuvo. 10-11 amžiui žmonės jau turėjo budistų šventyklas iš akmens. Jau minėjau, bet 5 amžiui budizmas prasidėjo Kambodžoje. Tai jau nuo 5 amžiaus jie tikėjo, ta prasme, kiek laiko čia, insane. Kokia stipri religija. Meno kūriniai ant akmens. Bandžiau kūno kalba pasakyti, kad galiu pašluoti jiem, bet nesuprato manęs iki galo turbūt. Būtumės gavę vėl kadrą, kaip dirbu vidury dienos. Iš manęs nematyta ir taip buvo galima laukais ten kažkur ateit, arba buvo galima ateit pro normalų takelį. Aleksas nusprendė išklysti iš kelio dėl takelio. Ir turėjau eit per laukus, sekt kažkokius vandens garsus. Ta prasme, sek kelią, seni, nesektų garsų. Bet gal čia yra kažkas giliau. O gal ne garsas skamba tyloj, o tyla garse. Jeigu būtum skrusdėlė, už kiek liptum į tokį įvedu? Už 10 eurų liptum? Už 20? Ką su tavim darysi? Gerai, nesijuokim iš berankių. Pametė ausį. Pažiūrėk. Į sveikatą. Eik, tu kaip nesiseka. Pasislėpė saulė. Užfiksavom saulės užtemimą. Sulėsiau kokius 6 bananus, o dabar į kelionę vėl. Žodžiu, aš jau grįžau namo. Sakė, motorolerio ausį pakeis. Tai už 10 minučių važiuosim pasimti kito motorolerio. Susitiksim rytoj ir keliausim į Angkor Wat. Labas rytas. Dominika nuėjo mačios ir lėksim į
Šventyklos į Angkor Wat. Norėjom pirmą kelti stebėti, kaip pakilo saulė, tačiau tikrai nesiryžom keltis 5 ryto. Dabar yra 7:30, tai varysim, kol dar vėsu, išnagrinėsim kelias šventyklas, o vakare grįšim vėl, kai nebebus karščio. Pasiruošęs 8 pasaulio stebuklai? Jeigu galėčiau, aš kiekvieną dieną čia eičiau kaip visą likusį gyvenimą. Gerai. Pasiruošęs? Aš labiau pačiai pasiruošęs negu 8 stebuklai, bet varu. Atvarėm į bilietų centrą, biškį iš kelio, nes jeigu online perki, tai pasirodo tik kartą gali užeiti ir viskas, o su šituo bilietu galėsim ateiti ir vakare kelis kartus. Ponios ir ponai, berniukai ir mergaitės, Angkor Wat. Bà Doan ơi, bằng thẻ ta về kia là ôi cô mong hàng bắt ca về kia. Hello lady, would you like to stay to your home? Manai, čia baseinas buvo? O dabar atėjom į pagrindinį vaizdinį. Tai kodėl aš sakau 8 stebuklas? Tiesą sakant, tai nėra oficialus 8 stebuklas, kadangi yra tik 7, kurie buvo sudaryti 2007 metais, kai viena organizacija padarė užklausą su beveik 100 milijonų žmonių ir buvo nuspręsta, kad 7 yra pasaulio stebuklai naujieji, o Angkor Wat yra pramintas tik tai žmonių 8 stebuklu. Todėl, kad tai yra didžiausias religinis monumentas pasaulyje ir architektūra šitų šventyklų išsprogdina galvas ne vienam žmogui. Ką simbolizuoja visa šita šventykla, tai Merų kalną, kas yra hindų dievų namai. Tai dabar lipam būtent į tą vietą, kur simbolizuoja sunkų užlipimą į rojų ir tą kalną, kuriame gyvena dievai, hindų dievai. Ten yra originalūs laiptai, o čia turistam padaryti.
Didžiulis. Didžiulis kompleksas. Ir visur sienos ne kaip sienos, o išdrožinėta iki smulkiausių detalių. Gėlės, deivės. Ten matosi įėjimas, po kurį įėjom. Ir tada jom čia. Ir čia tas pagrindinis jau kvadratas. O čia panašu, kad renovuoja. Visada ir visur remontai. Žmonės fotografuoja vienuolius, kurie trumpai pasimeldžia prieš šitą statulą. Einam ieškot valgyt, nes dar nevalgėm pusryčių. Ir paskui eisim į kitą šventyklą. Pensininkų asociacija. Kažkada ir mes prisijungsim. Ten karuot. Jo labai stipriai pradeda rinktis turistai, tai turbūt gerų metų atėjom. Ir kaip dauguma tų šventyklų, kanalas aplinkui kvadratu eina. Šitas tai didžiulis. Sakė Dominyko bambukų tiltas. Čia labiau guminis tiltas. Žiūrau, beždžionę einu per kelią. Kaip anekdotas. Perėjo, perlipo šitą tvorą tiesiog. Nuėjo toliau. Ant hamakų įsitaisę. Dominyka makaronų fried. O aš ryžių. Ir dar kokosą. Aš šachmatus laimėjau. Jo, žaidėm šachmatus, Dominyka laimėjo, sveikinimai. Laimėjai kokosą. Laimėjai pamatyti kitą šventyklą. O, ne. Aš pralaimėjau šachmatus. Bà đau với nhời. Thank you. Okay. Besišypsanti šventykla. Bajona šventykla. PM4 bokštai su 4 veidais ant kiekvienos besišypsančiais. Apie 200 šypsenų čia yra ant akmens, o čia galit matyti dar vieną. Jeigu kažką žiūrot, tą ką žiūrot, tai žinos kažkuria.
šitą labai patinka. Tokie labirintai visur. Šypsenėlė. Bet šitą jau sugrius rimtai. Aha. O, jau girdžiu kažką. Ar jūs girdit? Einam į kažkokių gyvių namus. Sveiki, šikniosparniai. Nieko nematyt, bet girdėt tai tikrai. Kaip tie Dominykos plaukai, jiem turbūt atrodo gundančiai. Atsveikit, kuo kvepia visose šitose šventyklose. Akmenį? Pakepinti balandžio kakučią. Ai, jo. Tiksliau ir neapibūdinčiau. 15 metrų į apačią yra vanduo. Oi, kaip nenorėčiau aš ten stirti. O ten draugeliai. This one now You can see the face of yeah. This one now they replace here by Shiva Linga. Tai originaliai šita buvo pastatyta šventykla kaip budistų, bet tada atėjo kažkoks karalius ir nusprendė, kad reikia pakeisti elementus budistų į hinduistų. Tai ten, kur gidas rodė, tai tipo buvo seniau budistų išgraviruota viskas, o dabar keista į hinduistų elementus. Tai įdomu labai, kaip ir tų visur, kiekvienoj šventykloje. Abiejų religijų kombinacija realiai. Nu tikrai po tų visų šypsenų pasikroviau pozityvų. Rytoj šventyklų užteks, varysim namo truputį pailsėt. Reikės editinti video ir reikės gert mačą, paskaityt, parelaksuot. O tada varysim vakare į dar porą šventyklų ir stebėti saulėlydžio. Turėtų būti labai gražu. Sorry, pasiklydau. Sorry, something went wrong. Bet rankybės neturi. Beždžioniukas neturi rankybės. Ale. O tai kokie dantys? Aš irgi noriu miego, supranta. O tai kokie dantys? Aha. Perkas tu tau. Čia longiant vaisiai? Jo. Geras. Gal paklausiu, ar pasidalintų? Beje, Beausį vakar pakeitė į Skupį Ružavą.
Visiškas birzgalas. Ir šalmas dreba, stikliukas taip, kai važiuoji. Ir šitas dreba, kai važiuoji. Birzga, 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 birzga. Atvykom į džiunglės. Dominika atrodo panašiai, kaip safari būtų. Kur čia manęs vežė, Aleksai? Kažkur į Kambodžos laukus kažkur vidury. Bet tikrai džiunglės. Čia vadinasi Ta Proch tempo. Ta Proch. Trečia pagal populiarumą. Bet įsivaizduok, kaip atrodė čia. Aš iš Zarasų rajone galiu tokį rasti takėlį. Prieš 1000 metų įsivaizduok, kaip atrodė čia. Tai šita šventykla buvo pastatyta 12 amžiui karaliaus Jayavarman VII, kaip Mahajana budistų vienuolynas ir universitetas. Ir jisai paskyrė šitą šventyklą savo motinai. O savo tėvui paskyrė tą besišypsančią šventyklą, kurią matėm anksčiau. Kuo ypatinga šita šventykla, tai kad jinai yra nerestauruota ir palikta gamtai pasiimti ją atgal. Tai matosi, kaip šventykla yra susijungus realiai su gamta ir ypač šitos rūšies medžiais, kurių tiksliai nežinau, jį parašysiu. O be to, kad tai yra labiausia fotografuojama šventykla šitam regione, čia buvo sukurtas, tiksliau, čia buvo filmuota kapų plėšikė Lara Croft. Lara Croft 2001 metais. Arba Tomb Raider angliškai. Kai žinai, galvą autobuse palikau.
the one on the right. So the one on the right, it looks like the claw of the bird. It is part of the gallery, but because of the Kol keliavom šitos 2 mėnesius, sutikom vienetus lietuvių. O dabar toj grupeliai, kur filmavo turistų, girdėjom netgi 3. Jei kažkokiu stebuklu žiūrėsit mus, tai sveiki. Medžių šakniais pasiglemdžia viską čia. O šiaip toks jausmas, lyg gali nagrinėti šitą šventyklą visą dieną. Iš kambario į kambarį, iš kambario į kambarį. Boo! Aleksas, čia viena Aleksas. Tai Dominika kaip ekstravertė su tais lietuviais pakalbėjo, žinoma. Ir dabar mums atsakys į klausimus. Taip. Tai ką kalbėjot? Labas. Gal jūs nufotkint. Geriausias pick-up linas. O kokio amžiaus jie, seni? Jo. O jūs jeigu žiūrot, tai ne, jūs neseni. Nu dabar jau išsikasiau duobę, jau dabar negaliu sakyti, kiek metų. Vyresni už mus, ne? Jo. Ir jie gyvena kur? Vietname. Ah. Ir tada, aš net nejuokauju, ta moteris 2 sekundės, kokią 2 kilometrą iki manęs atbėgo, žiūrėk, ką aš darau. Ir ką jinai daro? Negi būna tas parašiutas toks, yra nuo vandens taip slidinėje. Aha. Ir ne Europos kažkokia ten geriausia slidinėtoja. O, wow. Geras. Ar ne Europos, kažkokia ten slidinėje kažkokia. Shout out. Ačiū, kad prisijungėt prie senovinio miesto Ankur šventyklų nardymo. Jeigu nori man padėti, tiesiog paspausk like mygtuką. Jeigu nori sekti mane toliau, paprenumeruok kanalą. O dabar sakau ačiū ir iki.